Sveiki, gerbiamoji publika. Gerbiamoji publika. Ar nepamiršot publiką įkišti į dėžę dedat, kur? Nesvarbu, čia inside joke'ai, Klara Motors, šitos įstaigos. Tai žodžiu, esam darbę. Dirbam prie projektų. Turim plytą. Žinoma, kad turim plytą, nes pagaliau plytą reikia surinkti. Nes plyta dabar buvo blokas ten, dalių tenajam palangės. Žodžiu, plyta yra per pusę garažą. Kas yra nenaudinga, kai tai nėra tavo garažas asmeninis. Tai ir dar dėl ko nenaudinga, nes plyta yra naudingesnė, kai nėra kėbulė ir gali važiuoti ir šerti. Irgi toks pamastymai. Tai žodžiu, renkam pagaliau. Biški, mes jau čia pradėjom rinkti, biški nefilmavom, jums nepasakojom, nes turėjom tokių niuansų, kaip kad pavyzdžiui, neturim užrakinimą įrankį. Neturėjom, dabar turim šiokį tokį. Pagamino Baudžiūnis Motorsport, reikės čia užrašyti. Palaukščiai galim, iš tikrųjų. Kur aš padėjau markeriuką? Čia kažkur. Nu palauk, iš tikrųjų tai. O. Baudžiūnis. Be Motorsport, nors gal reikia Motorsport mažą. Liet, kaip negražiai. Plyta. Lock. Tai žodžiu, pasidarėm plytai užrakinimo įrankį. Velenų. Užsirakinom velenukus. Dabar mums reikia pakeisti... Kame visą problemą, kad Baudžiūnis išrinkinėja tai beždžionės metodu. Tiesiog atsuku varžtą, nuėmu detalę. Nieka nepasižymėjęs, nieka nepasidaręs, kur galėjau į top decentrą pasistatyti iš karto ir tada tik tai viską nusirinkti. Ne, nusirinkau, bet kai buvo belė kur. Tada sukam į top decentrą, vienas veliant sukas kartu, viskas gerai. Kits nesisuk. Atsirem voštuvai į stumą. Nebenori suktis, mes tokie, o kurva, coza pajabana akcija. Ir žodžiu, kol susukinėjom, kol padarėm, buvo gėda rodyti, nerodėm. Dabar jau galim rodyti, dabar jau viskas yra feng shui. Tai ką mes dabar pasidarėm šitą, viską kaip ir pasistatėm, nusiemam vėl tą dangtelį, viską nusiemam. Ir keisim šliaužikus, keisim grandines. Tai grandinės to aš einu surasiu. Kur jos yra? Kur čia? O, jau matau, kad dėžė yra. Gerai, šitų reiktų nesulaužyti. Padėkim čia. Dalių sponsorius šitam video yra Danas Lebedinskas, kuris nusipirka dalių savo plytai, bet kol kas jos dar nerenk, tai aš tiesiog naudoju jo dalis. O, kur čia negerai. Tai ką mes čia turim? Salnikiukų, chujukų, sąskaitų. Čia turim. Oi, pažiūrėk, Dančikas nusipirkęs netgi žvaigždę naują. Paliksim Danui. Jisai nori full feng shui, mes darom cheap feng shui. Cheap feng shui reiškia, kad alkūnės indeklų net neatsuksim pažiūrėti. Jeigu švaistyklyje gerai atrodo, tai alkūnės bus irgi gerai. Pažiūrėkit, karteris pas žmogų išvalytas įdėlį. Bet aš dabar čia žiūriu, kad čia nebėra čia tų dalių iš tikrųjų. Čia yra piston ringsas. Tai dalis yra kažkur, dalis yra kitoj dėžėj. Nu taip čia net nebefilmuosi. Ne, filmuosi, bet aš net nepadėsiu. Tvarko. Dėžė vėl veikia dėžė. Gerai. Tuoj, tada šitą galime. Čia kol kas. Čia serviso, va čia yra.
Cylinder liner. A, čia žvakytas, čia tiesiog randam. Tai žodžiu, va čia matot, plyta paskleista jau konkrečiai. Šitie kokiai. Viskas čia yra jau paleista. Tai linkiu stiprybės Danui, kol jisai surinks šitą. Tai kalbant apie Daną, Danas yra mūsų dalių, Danas yra mūsų dalių sponsorius šiai dienai. Einam, gal čia aš atsisėsiu ir gražiai išsipakuosiu. Nes Danas yra prisipirkęs įvairių dalykų, tai vienus dalykus pirkom po 2 iš karto, kitų dalykų nepirkom po 2. Tai čia, pavyzdžiui, šliaužikai naudosim, dedam čia. Tarpinytę naudosim, dedam čia. Galvos varžtai nenaudosim, paliekam. Timing chain. Čia yra tepalo grandinėlė, naudosim. Uždėsim, dar nejungsim prie tepalo siurblio, nes tepalo siurblio neturim. Nes galvojau, ai pohui, turiu su užvirintą veržlę, veiks. Pašnekėjau su protingais žmonėm, Tomu Buivydžiu, pavyzdžiui, Valčopu. Saka, nebejokau. Gerai, nebejokaujam viskas. Pasakyta, padaryta. Grandinė kita. Nežinau kuri, matysim pagal ilgį. Naudojam. Grandinė dar vieną. Čia bus vanusų. Naudojam. Tada indeklai. Conrod Bearing Set. BMW STD. Čia yra vienintelis STD, kurio jums reikia gyvenime. Naudosim. Tada vandens pompa. Hepu. Naudosim. Ir gerai. Tada tarpinytę dar vieną. Čia yra galinio. Naudosim, bet biški vėliau turbūt. Tarpinytę kita. Čia yra iš priekio, man atrodo, šitą. Naudosim. Taigi. Ir čia turim kainas. Žiedų komplektas 8,2. Paskirstimo dangtelio tarpinė. Nėra. Spiruoklė įtempėja. Tai visą įtempėja ir net nereiktų. Tai spiruoklė šiaip reiktų pasikeisti. Kaip tu manai, bačiai? Manau, kad pasikeisim ir su. Naudojam. Tai gerai. Čia šitie eina nachui. Čia yra vanuso perinkimo komplektas. Dana, gerai, tu aš ištrauksiu savo, ką turiu. Viską turim čia. Vanuso, anuso perinkimo komplektas. Naudosim. Vošų dangtelio tarpis. Naudosim. Salnikas, man atrodo, kad čia yra galinis. Naudosim. Salnikas, manau, kad čia yra priekinis. Naudosim. Čia daugiau, čia šiaip aš vis tokį šūdą susimetu, kas yra nereikalinga. Flanšas vubendinis. Naudosim. Čia yra trofėjinis varžtas, kur nulūžo tilto Nissan kažkai tilto, kur prisukinėjau, keičiau stabilinuką traukės, netraukės įvorės. Ir reikėjo nusileisti tiltą, suko atgal, nulūžo varžtas. Karočią kėbulę. Tu įsivaizduoji, bačkiblė. Tai va, čia yra trofėjinis. Nesvarbu. Stalčius neužsidaro. Nu, biški. Nesvarbu. Tai gerai. Tiek žinių, turim tiek detalių. Jas visas norėtumėm sudėti ten. Dabar turim 21.04. Aš tik galiu panaktinėti, arba čilo gali. Matysim. Let's fucking go. Nebefilmuokiu. Tai va, prasuksiu tik tai. Jo, tai tempėja, tik tai pakeitėm, vat. Spiroklytę pakeičiam. Palauk, tu. Bet reikia ir pats nepamiršk. Jau pradėjai filmuoti, sustabdai.
Nes man va šitie visi, kurva, copyrightai, jau šiaip turėjo gegužės mėnesį kažką baigęs, straikas pirmas. Tai jau vėl turėsiu 3 gyvybės, 2. Nes dabar turiu, vieną dar gyvybę laisvą ir jeigu dar kartą pagaunu copyrightų, ištrint kanalą. Blet, ne, labai norėtųsi, kai ištrintų kanalą, iš tikrųjų, aš biškį vargau, kad jį padaryti. Žodžiu, tai ką man tau papasakot, nieko, va, atitempėję išsisukom, išsivaliau nuo seno tepalo, sutepiau su surinkimą tepalu ir viskas, tiek čia tų žinių. Čia jungtas šies. Tada čia yra reikalų, tai čia yra tokių reikalų, kad čia yra biški šūda, kurį reikės pravalyti, žinoma, viskas feng shui, čia tarpinytė, kaip ir yra kažkas. Šitos tarpinytės keisis, jas turim, viskas gerai. Tai šliaužiukus reikia nusimti kažkaip, kaip jie nusiema, aš nesu tikras. Šitą pirmą sakai. Blet. Aišku, išsisukus šituos būtų išsiimtų viskas čia. Tai taip ir padarom jau čia, ne? Kiek čia bus? Čia bus koks 12. Nu, tavo paimu 12 galvą, jeigu ne 12, kažkai 12, kurva. Tai ką tu baudžiūni, nebejuok savo akim. Svarbiausia yra žinot, ką darai. Jeigu tu nežinai, ką darai, tu vis tiek turi žinot, ką darai. Nu, čia yra pagrindinė problema, kodėl žmonės kažkaip nepadaro dalykų, nu, nes nežino, ką daryti. Kodėl jūs nežinot? Taigi sužinokit, ką daryti, viskas, kurva. Žiūriu dar, ar mano laikymo aparatas laiko. Laiko. Nu, žiūrėk, gali prifilmuoti. Dabar užveržiu, tiesiai. Nu, va, atveržiant, nu, biški kyla. Nu, bet be šito aparato būtų reikės su puška su. Su puška jau žinai, nu, su puška tu turi mokėti elgtis irgi. Puška yra toks dalyks, nu, kur, tu turi mokėti, žinai. Negali tiesiog ateiti ir su puška sukinėti viską, tu turi mokėti. Kai moki, gali viską sukti, bet tu turi mokėti. Supranti? Jeigu nesupranti, tai kodėl tu nesupranti? Taigi tu turi suprasti, seniai. Kaip tu gali nežinoti? Ką tas nemokė mokykloje per fizikos pamoką, kaip plytą persirenka? Taigi, kurva, taigi mokė visus. Kodėl tavęs nemokė? Pavyzdžiui, gal tu kažką blogai darai, kad tavęs nemokė? Tada turėjo mokyti, seniai. Taigi, kurva, kas čia yra? Nu, ir viskas, nu, paėmi, žiūri, yra detalė, žiūri, aš noriu, kad jos nebebūtų. Galvoju, kaip padaryti, kad jos nebebūtų. Aš jos negi toli nenešiu, nes jinai čia bus naudojama vėl to. Ir po biškį ir taip. Tada, pavyzdžiui, žiūri, ne, kad čia reiktų nusimti. Žiūri, nu, nepatogu man nuimti, aš galiu, man nėra sunku, žinai, aš galėčiau nuimti, bet aš neimsiu dabar, nes nepatogu nuimti. Ir aš tada žiūriu, kaip šis nusijam, aš taigi nežinau, kas aš tau kurva Wikipediją, kad aš viską žinočiau. Taigi nežinau, aš irgi paėmė, pasižiūri, kaip padaryta, žiūri, reiks su atvarkę patraukti. Nu, žiūrėk, akurat, kurva, iš tikrųjų, reiks su atvarkę patraukti. Patraukė. Pisnaušė. Nu, čia sulūžo kažką. Nu, gal ir sulūžo, nu ką davo padaryti, kurva, taigi. Čia gal ir nulūžo, nes čia kurva iš tikrųjų reikėjo kažkaip atsargiau. Nu, o tai ką? O tai kas yra, mes čia visi tobulį esam užaugę, ką? Nu, nesamgi, mes visi tobulį. Kurva, nu tai sulūžo, nu ką? Bet nėra naujos detalės, yra nauja detalė, nu ir viskas, nu. Ko čia parintis? Ko čia dabar blogai jaustis gyvenime? Va, nusiemi grandinę. Turi, va, čia eina, kai reperis, kurva. Jau, kurva, kažką, žinai. Nu ir viskas. Kažką nusiemi, kažką užsidėjai, kažką atsigėrei. Oi, tu našai skaniai. Rinkuškių, jeigu alaus daryklą kažkaip prisidėtų prie šitą projektą. Pavo, tu man siuntė ir ne tu, kad paščirbant mašinas Rinkuškį į nealkoholinis remti. Nu tai kur, va,
aš jiems siūliau, gražiai parašiau. Ir jie iš po to, kai aš jiems parašiau, stopudovai, jie iš po to sako, ai, egzistuoja drifts. Pažiūrėkim, kas yra tokie drifteriai. Ir sumaišė ne Benediktą Daučioną, Benediktą Čirbą paremė netyčia. Kurva, aš nesuprantu. Kaip atrodo žmonės, vis tiek galvoti turėtų būti. Taip apsigaunu. Nužiauru. Tai gerai, o jeigu ne, dabar pažiūrėkim, kaip reiktų oficialiai visą šitą išimti. Ar ne, tada gal reiktų šitą atsukti. Gal ir ne, nu pabandom dabar kitą. Nes matai, jeigu jam tas kamps ant tiek nepatika, kad jis nusprendė sulūžti, kurva, a nebus jis su nauju taip? Nu pamatysim. O čia pavyzdžiui, jau čia kažkaip kitaip padaryta yra. Kaip tu nusiemi pavyzdžiui, kas tau yra? Kodėl, a tave mylėjo pavyzdžiui? A tave mylėjo tavai šiaip, kai tu mažas buvai ar ne? Akivaizdžiai nemylėjo vapšė. Nu tai gerai, tai čia nulaužėm ir antrą, nu ką dabar? Girdė, ne, nu jeigu, ataba, ant vienos kojos, gali eit, negali eit, nu tai jeigu laužė bidvi, nu tai kurva. Nu ir viskas, ir yra su išrinkta mašina, nu. Čia šits, net nejudinam iš tikrųjų, koks skirtumas. Tomelę klausiau, sakau, o čia reik šitą keisti. Saka, visi jie padėvėti atrodo, saka, taip turi būti. Žinai, tai aš taip ir galvoju, kad taip turi būti iš tikrųjų. A nori dabar žiūrėk, ant bicepsą užsidedu, įtempsiu ir sprogs grandinę, nori pamatyti. Padarysi man čia su jajum, kad sprogtų grandinę iš tikrųjų. Tai vat. Gerai, nežinau, ką toliau žinau, reikia pagalvoti. Nu gerai, pažiūrim, kaip šitie gaidžiai užsideda, ar pavyzdžiui, jis dabar čia lys ar nelys. Palauk, čia kuria pusė jis turbūt. Ne, tai atstums tarpiuką toks pat, tai tikrai. Ai, bet šit... Ne, tai kits yra ilgs. Ne, tai kad kits yra ilgs, tai taip, bet... Nu tai... Lichujas. Tai lenciuga va taip eina. Per vidų. Nu. Tai va, tai gerai. Jo, šitai gerai. Nu, o kaip jį įdėt, kurva? Nu, tai reikės tuos atsakinėt gaidžius. Aš nesuprantu, nu. O, tarpinytė, gražiai. O, matai, žiūrėk, žiūrėk, moku, klausyk. Va čia yra, kaip atrodo metalas, ne, kaip turi atrodyti. Va, žiūrėk, kaip atrodo. A tau gražiai čia, a tau patink. A tepalus reikėjo pasikeis karts nuo kartą, nereikėjo. Nu, su bumbu slyvas, o važinėjai, sako, man nereikia tepalų keist. Kas čia yra per sistemą? Kas čia taip sugalvoja? Landsbergis čia sugalvoja, Ruginienė čia tokia tą sistemą girdi. Pagal metus tai Landsbergis bus, kurva, kolūkius sugriuoja, kad prie tą pačią girdi sugalvoja, kad tepalų nereikiais. Jok, tvaimai. Nu, aš nežinau kaip čia. Nors imki prisigerk iš tikrųjų, taip pajaus. Tai, o va taip, ne, kad nebūtų va tokių šūdų, ne, visokių nesąmonių. Vienas dalykas, kad tos tepalus reikia. Kitas dalykas, kad tos tepalus reikia pilti normalius, o ne kažkada keitėm Europe Line, kažkokį tokį briedą. Tai žodžiu, gerų tepalų pavyzdys. Žiūrėkit, moku. Liquid Moly. Aišku, jūs sakysit komentaruose, baudžiūnį, prieš tai buvo kits pavadinimas. Tai čia kaip žmogus bręst ir išmoks naujų dalykų. Taip ir pas baudžiūnį atėjo tos smegenis galiausiai ir nusprendėm, kad, jeigu jau tepalus, tai tepalus gerus, geriausius gal. Tai Liquid Moly šiuo atveju. Tai dabada nepilam, nes nežinau ar pastebėjot, bet jeigu čia įpilčiau, per čia išbėgtų viskas nachem. Tai mes dėl to nepilam. Bet mes po to, tai tikrai ką pilsim Liquid Moly. Tepalai, Liquid Moly. Pati geriausia automobilio alyva, Liquid Moly, jūsų automobiliui. Ne, šitą net nedėsiu viską. Gerai.
Kūro. Ble, čia biški užlinkę kantukai. Nenori britutė eiti, gerai. ASMR by Baudžiūnas. Blet, mikrofas, nežinau, kur yra, galėtume su mikrofą padaryti. Šiaip mikrofą reikėjo gal pasimti, iš tikrųjų būtų biškai patogiau. Aišku, čia, žinai, kažkiek ir braižos visas tas. Na taip, ar laikroduką kaip patogiai. Ką, neišmanus Baudžiūnis. Baudžiūnis ant tiek išmanus, kad jeigu būtų išmanesnis, būtų pats kolūkius išvogęs, ble. Kuro. Ble, bet aš kuro kai vaidau. Aišku, bet žinai, geriausiai vis tiek, viską gerai tiesiog daro ir tiek. Vaidot prikolint tą temą ir aš prikolinu. Nes mes abu esam savo srities geriausi content creatoriai, tai ką tu nori. Tai žodžiu, nežinau kiek čia. Jeigu kas žinot, kad čia yra kažkom labai blogai, kad aš čia va tai valau ir čia sakysit, išsibraižė tau čia Baudžiūnį, tu daunė, kurva, piderastė, kaip tu nahui renki tą plytą. Nu tai eikit nahui. Koks man reikalas. Kai rinksit savo plytą, rinkit kitaip, aš renku taip. Nu. Tai vienas dalykas, kitas dalykas. Nežinau, noriu kažkokį bairius galvų, gal gims be pradant sakyti, bet negimės. Ir man atrodo, kad čia biški. Gerai, dabar pabandom brake cleaner and škurliuk metodą. Tai žinau, kur gali pridėti. Gal savo. Nu, galiu pasakyti, kad tiek metų automobiliui, žiūrėk, valo, šiaip tai paėmus. Bet ar mes čia grandysim iki tiek? Nu, atsiprašau. Ar jums atrodo, kad aš neturiu nieko geriau ką veikti? Ir iš tikrųjų, aš turėčiau geriau ką veikti. Bet aš dabar savo laisvų pasirinkimų, be jokios prievartos, be jokios prievolės, esu čia tam, kad rinkt motorą, tam, kad jum duot kontentą. Kur man šiaip atsižvelgus į galvos skausmą ir į viską, pigiau būtų buvę duot kažkam kitam, kad surinktų. Bet iš vienos pusės yra profesinis dalykas, kur mechanikų dirbant, turi mokėti susirinkti motorą savo, nuosavą. Kaip ir turi, taip, sakyk, ką nori. Bet iš kitos pusės, nežinau, nesugalvojau dar. Tas loga mane zajabal, kurva, kiek galim. Gerai čia bus. Kaip tu manai, Bački? Bački sako, kad gerai. Operatorius aprūvint. Matai, kas yra? Aš irgi esu pasamdęs žmogų, žinai, tokį universalų, kad būtų man ir nufilmuotų, ir quality control praeitų, žinai. Nes jeigu aš daryčiau be Bačkė, jis man pistų protą, kiekvieną žingsnę ką padarau. Taip, aš jau post factum. O dabar iš karto mato ir iš karto žino. Tai man belia kaip patogu. Bibidės. Kur man būtutė, blėt, labiškai čia reikia pagrandyti. Kažkur pasidėjau, va kaip visą laiką. Kur va? Blėt, nežinau, Nu ir ką tu žmogus? Ir ką tu gali? Ar tu girdi? Ar tu žmogus pakovosi prieš vėjo malūnus, ką? Ar tu pakeisi oro? Ne. Blėt, Bills Gatesas, ne. Tai temai, kitam kartui. Ką tu gali pakeisti individualiai, pats tai paėmęs, tai savo girtumą laipsnį nahui. Tai va tą mes ir darom. Kur iš tikrųjų, jums dar taip neatrodo, bet čia viskas yra planiškai.
Jeigu surinksiu ir tas motors užkals, sakysiu, blėt, nu pripysęs ant kūnų, ką padarysi. Ir supranti, ir tada nėra kaltinama mano įgūdžiai, yra kaltinama tai, kad geriu. Kurva, taigi mąstykit su galva, žmonės turi turėti planą B, planą C, planą D, planą BBD, nahui, viską turi turėti. Kur mano geležtė, nahui, su kuria aš čia ką tik grandžiau. Tu durnas, tu kurva išgaravo. Atrodė, kad ten buvau pasidėjęs, bet ne. Tada čia, ne. Ai, va, čia, va. Pamačiau, kad po to tingėsiu aš čia grandyt. Va čia, tai smegma, nahui. O, čia išsriegiu biškį gal išval. Nu ir viskas, nu ir išvalyta. Gerai, kur tas yra bubliks, kurva? Va, tas didysis. Didysis, pavyzdžiui, ne šits veikėjas mūsų, kur pirms žuvo kovoj prieš baudžiūnį. Nelygioj, galiu pasakyti, tikrai nelygi buvo kova. O! Nuostabiai, jis atsisėdi savo vietą. O pala, girdi, antrą dar reikia nedėti, nes tada neužsidės grandinę. Man atrodo, ne? Ne, tai gerai, aš tai, man tai, eiktų be problemų. Pala. O čia yra grandinė. Tuo. Nu panašiai. Palauk, nu gerai, reikia pamatuoti, aišku, normaliai ilgi. Vis tiek įdomu visiems, kiek yra išsitampęs. Oi, va čia, narelis į narelį, kad būtų. O, gerai, narai abu. Jo, poruojas, girdi. Tos pačios lyties dar nėra. Kodė nauja yra mažiau išsitampius, labiau išsitampius tiksliau. Seniai. Čia za huinė, nahui. O tai kaip čia gauna seną grandinę dėsim? Ne, bet šiek tai paėmus įdėlį grandinę. Buvo. Ai, va, dabar jau yra. Bet čia seniai įdėlį grandinę tikrai. Būčiau nekeitęs. Žiūrėk. Pala, dabar nebevienodai vėl. Girdi, man čia sunku laikyčiau. Vienžo. Viskas. Žodžiu, grandinė buvo ideali. Būčiau nekeitęs, būčiau važiavęs ilgai ir laimingai. Būčiau vanusą tik nuėmęs, persirinkęs dėl visą piktą. Ir kurva, kiek būtų buvę galvos skausmą. Išmesta iš mano galvos tepalą grindinę. Reikia žiūrėti taip. Gerai, šitą grandinę yra panaudota. Kita grandinė. Ar čia yra tepala ar ne tepala? Ne, čia yra vanusa. Bananusą. Tuo reikia išsipūstą mūsų. O tai kur tada viena? Kas čia yra dabar ką? Papasakok. Man durnam asmenį. Ne, čia yra vieta. Varžtai galvos. Čia yra. Ne, čia nesas. Bet tikrai buvo. Pats neatsimeni? Ai, gal čia tiek maža. Nu. Kas dabar tą sistemą įvedė, girdi? Pala, čia febi. Nu, tai, o tai negalėjo vienodų dėžučių padaryti visom, kad nereiktų čia ieškoti kaip durniui. A sunku buvo. Europos Sąjungos pinigus įsisavina svarbiausia, tik tai viskas, kurva. Nu, dabar šitą. Dabar man tą bubliką vėl nuimti.
Ne, tai aš su nauju, tai žiūrėjau, kad atsargiai lygiuos, po tu mane laikai. Durnium! Nelaikyk. Va, nuputi su kompresorium. Uždedi. O, va, kokia nauja. Nu, nuostabiai. Nuostabiai. Man tai atrodo, kai iš karto aš uždėsiu ir šitą. Todėl, kad galiau per viršų pranerti tiesiog, bet ne, kur jam iš apačios reikia. Aišku, man tos apačios, žinai. Svarbu gal irgi. Galiausiai, žinai, tu žmogus gyvenime pakankamai kiesi pragyvenę, supranti, kad ne viską, ką sugalvoji, reikia šnekėti. Iš tikrųjų, kartais naudinga yra ir tyliai ramiai pabūti.